Tai laba diena, esu Jūratė Pučienė, kadastro ir erdvinių duomenų politikos grupės vyresnioji patarėja. Šio seminaro metu pristatysiu statybos informacijos skaitmenizavimo plėtrą, daugiau iš teisinio reguliavimo srities ir aptarsiu mūsų jau atliktus ir planuojamus darbus. Tai šioje laiko juostoje, kurią matote, yra išdėstyti visi tiek mūsų jau priimti teisės aktai, tiek dar vis planuojami, taip pat su jais susiję darbai. Aplamai šioje laiko juostoje arba laikotarpyje. Tai norėčiau priminti ir pradėti nuo to, kad 2021 metais mes priėmėm vyriausybės nutarimą. Toliau sekė užsakovo informacijos reikalavimų įsakymas 22 metų vasario mėnesį. Praeitų metų spalio mėnesį priėmėm net 2 aplinkos ministro įsakymus. Vieną susijusi su nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriu, kitą susijusi su statybos projektų erdvinių duomenų specifikacija. Taip pat, kalbant jau apie šiuos metus, gegužės mėnesį jau planuojame išleisti ir paviešinti sukurtą NSIC skaitmeninį katalogą, kuris tikimės padės lengviau skaityti teisės akto turinį ir susipažinti su klasifikuojamais objektais. Taip pat birželio mėnesį jau ketiname atlikti BIM išbandymo modelį pagal NSIC, parengti šį modelį ir jo pagrindu parengti duomenų tvarkymo specifikaciją gruodžio mėnesį. Ir 27 gruodžio mėnesį jau tikimės, kad galėsime BIM taikymą atlikti pilname statinio gyvavimo ciklo valdyme. Toks yra galutinis kaip mūsų siekis. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad jau šių metų balandžio mėnesį mes ketiname keisti užsakovo informacijos reikalavimų aprašą ir šiuo metu teisės aktų informacinėje sistemoje yra įkeltas šio teisės akto projektas ir bus derinamas iki kovo 28 dienos. Tad prašome visų pateikti pastabas, jeigu jų turite, jų labai laukiame ir kaip ir Aušra minėjo, mums labai svarbu grįžtamasis ryšys tam, kad galėtume kokybiškai atliepti ir pakeisti teisės aktus. Taip pat planuojame tikslinti ir NSICO turinį ir tą ketiname atlikti šių metų lapkričio mėnesį. Tuo tikslu mes inicijuosime rinkos dalyvių apklausą, apie kurią pristatysiu šiek tiek vėliau kitose skaidrėse. Ir atsižvelgiant į tai, taip pat tikslinsime teisės aktą. Taip pat labai svarbu paminėti, kaipgi susiję tarpusavyje šie teisės aktai, priimti teisės aktai. Ir pradedant nuo vyriausybės nutarimo, kuris nustato pačius objektus, reiškia, kokiems statiniams yra privalomumas taikyti BIMO metodus, tada seka užsakovo informacijos reikalavimai, kurie pasako, tai kokią informaciją, kokio detalumo informaciją mes turėtumėm pateikti tuose projektuose. Ir NSIC-as nusako, tai kaipgi mes turėtumėm koduoti tuos objektus, kurie yra tuose projektuose. Ir jau čia punktyrinė linija pažymėta, taip pat yra svarbi sudedamoji dalis, taip vadinama NSIC CAD statybos projektų erdvinių duomenų specifikacija, kuri pasako, taigi kokius erdvinius duomenis iš tų projektų reikėtų teikti į informacinę sistemą tam, kad būtų gaunami statybą leidžiantys dokumentai. Kalbant apie vyriausybės nutarimą, labai svarbu paminėti, kad šiuo metu galiojančiame teisės akte yra nustatyta tik tam tikri atvejai, kada yra privaloma taikyti. Vadinasi, ne visiems
statiniams pilna apimtimi privaloma taikyti BIM metodus, o tik tai tiems, kurių vertė yra, kurie turi tam tikrą vertę, ne 3 ir nuo 3 iki 5 milijonų ir daugiau. Taip pat svarbu pažymėti, kad šios sumos nuo 26 metų mažės, vadinasi, atitinkamai ir pačių statybos projektų daugės, kuriems reikės taikyti BIM metodus. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad mes praeitais metais spalio mėnesį atlikome šio vyriausybės nutarimo pakeitimą, bet šis pakeitimas buvo daugiau susijęs su įgyvendinamos kelių įstatymo pakeitimo nuostatomis ir taip pat šis nutarimas suderintas su statybos įstatymo pakeitimais, įsigaliojusiais nuo praeitų metų lapkričio 1 dienos. Toliau kalbant apie užsakovo informacijos reikalavimų aprašą, jau kai žinome, kam turėtumėm taikyti BIM metodus, toliau jau einame į viešuosius pirkimus ir jų metu užsakovas pasako, tai kokį informacijos turinį jisai numato turėti tiems projektams. Tai yra, nustato konkrečius, išmatuojamus, techninius, organizacinius valdymo reikalavimus paslaugoms, valdymui ir technologijoms. Šis dokumentas tikrai pakankamai svarbus ir praeitais metais mes išleidome šį dokumentą visiškai nauja redakcija, kuria stengiamės atliepti poreikį pateikti informaciją kuo tiksliau, kuo paprasčiau. Taip pat padarėme esminį tokį pakeitimą, kuriuo nustatėme tik 5 privalomus BIM taikymo atvejus iš prieš tai bendrai buvusių 33. Vadinasi, užsakovas, pildydamas tuos reikalavimus, jisai gali vadovautis ir nustatyti tik 5 taikymo atvejus ir, tarkim, nekvestionuoti dėl kitų būtina, nebūtina, arba pasirinkti, jeigu jisai žino konkrečiai, ko jam reikia. Aišku, jisai turi laisvę rinktis ir kitus, bet minimaliai bent 5 taikymo atvejus reikėtų aprašyti. Na ir kaip minėjau, šiais metais mes jau tiksliname šį aprašą ir laukiame jam pastabų iš jūsų. Ir pakeitimai buvo atlikti suderinant su nacionaliniu statybos informacijos klasifikatoriumi. Taip pat patikslinome tam tikrų BIM taikymo atvejų pritaikymą tam tikrose stadijose. Taip pat numatėme, kad užsakovui neprivaloma nurodyti reikalavimų informacijos parengties lygiui, grafinės informacijos lygiui, negrafinės informacijos lygiui. Vadinasi, jeigu jisai nemato poreikių jų pateikti, gali to ir nedaryti, o jeigu žino, nori ir jam tai yra svarbu, tai be abejo tas neuždrausta daryti. Taip pat yra supaprastintas lentelės turinys negrafinės informacijos lygiui, yra įvesta daugiau aiškumo, gal nėra besidubliuojančių laukų, tai stengiamės atliepti tą aiškumo poreikį. Ir jeigu vis dar matote, ką galėtumėm toliau tobulinti, tai tikrai laukiame jūsų įžvalgų ir pasiūlymų. Toliau, kalbant apie statybos informacijos skaitmeninimą, jau statybos įstatyme mes turime nustatytas įteisintą nuostatą dėl statinio gyvenimo ciklo skaitmeninių duomenų reglamentavimo ir būtent aplinkos ministerijai buvo pavesta patvirtinti nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių ir nustatyti reikalavimus taikomus duomenų tvarkymui, valdymui ir viešinimui. Kaip jau ir minėjau, praeitais metais mes patvirtinome nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, kuris yra visų šalies, aplamai apima šalies statinių ir su jais susijusių įrenginių sąrašą.
ir numato tame sąraše esančių objektų kodavimą. Ir čia štai dešiniai pusėje schemoje jūs matote, kokios ontologijos ir kokie objektai šiuo metu yra patvirtintame klasifikatoriuje. Šiuo metu mes vėlgi norim atliepti rinkos poreikius ir toliau jį tikslinti, galbūt papildyti jo turinį, tai vėlgi kviestume teikti jūsų įžvalgas ir pasiūlymus ENCICO turinio plėtrai. Tai kaip mes tą ketiname daryti, tai mes esame jau sukūrę ENCICO, kaip sakant, taikymo plėtros apklausą. Čia matote nuorodą į apklausą. Noriu tik tai pasidalinti, kad ši nuoroda į apklausą bus patalpinta tiek mūsų aplinkos ministerijos puslapyje, tiek ir teritorijų planavimo statybos vartuose. Naujienų skiltyje taip pat atskirai pasidalinsime ir elektroniniu paštu, kad ši apklausa pasiektų kiek galima daugiau rinkos dalyvių ir kad gautume kuo daugiau pasiūlymų ir pastabų, kurias galėtume toliau vertinti. Tai apklausa sudaro 14 klausimų ir grįžtamojo ryšio lauktume iki balandžio 7 dienos. Tai būtų 2 savaitės nuo šio seminaro. Ir pagal tuos gautus jūsų pasiūlymus toliau vertinsime, kokia kryptimi turėtume tobulinti ENCICO turinį. Taip pat dirbame ir kitą kryptimį, tai mums taip pat svarbu, kad ENCICO būtų paprasta ir patogu taikyti. Ir tuo tikslu kūrėme pagalbinės priemonės. Viena iš tokių pagrindinių priemonių, kurią jau minėjau laiko juostoje, tai yra skaitmeninis katalogas, kuris tikime padės lengviau suprasti, naršyti ir naudoti, taikyti ENCICO teisės akto turinį. Šį katalogą vėliau detaliau pristatys kolegos iš statybos sektoriaus vystymo agentūros. Taip pat turime numatę ir kitų pagalbinių priemonių, kurias irgi ketiname toliau vystyti. Toliau pereinant prie jau erdvinių duomenų, noriu atkreipti dėmesį, kaipgi mes suprantame erdvinius duomenis. Ir tai yra aprašoma geodezijos ir kartografijos įstatyme, kad erdviniai duomenys tai pirmiausia apibūdina konkrečią vietą arba geografinę vietovę ir parodo gamtinių ir antropogeninių objektų išsidėstymą padėtį erdvėje. Tai šiame kontekste mes ir kalbame apie statybos projektų erdvinius duomenis. Ir tiesiog toliau kalbant apie tuos statybos projektus, kurie aktualūs viešinime arba teikime informacinės sistemas, tai mes kalbame apie suprojektuotų ir numatomų įrengti objektų erdvinius duomenis. Noriu paminėti, kad šie duomenys yra aktualūs tiek taikant BIM metodus, tiek ir projektuojant įprastų būdų. Kalbame apie statinių projektų sprendinius, kuriems turėtų būti rengiami erdviniai duomenys. Ir tam, kad žinotume, tai kokius tiksliai turėtumėm statybos projekto erdvinius duomenys pateikti, tuo tikslu buvo patvirtinta aplinkos ministro įsakymų suprojektuotų ir numatomų įrengti objektų erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, kuri ir nustato projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto statinių išdėstymo plano erdvinių duomenų sudėtį, jų kodavimą ir tvarkymą. Reiškia, vadovaujantis šią specifikaciją, mes projektuotojai turėtų parengti projektinius duomenis ir juos pateikti į informacinės sistemas. Kodėl mes norime šių duomenų? Ko mes siekiame jais? Tai pirmiausia yra siekiama sukurti
automatinės priemonės administraciniams sutikrinimams, kuriais būtų sutikrinami esminiai statinio projektų sprendiniai, tai yra konkrečiai statinių vieta žemės sklype. Šis procesas būtų visiškai automatinis, jokio rankinio darbo čia nebebūtų. Ir kol kas šis procesas yra, kaip jau ir žinote, atliekamas teikiant prašymą išduoti SLD, bet ateities vizijoje šis procesas galėtų atsikartoti ir kituose etapuose, tai pavyzdžiui, kaip ir viešinime, kaip ir pranešime apie statybos pradžią, tai duomenys patampa ypatingos svarbos ir dėl to mes prašome ir siekiame, kad jie būtų kaip galima teikiami kokybiškos sudėties. Na ir atkreipiu dėmesį, kad šie erdviniai duomenys būtų teikiami ne visiems projektams, o tik tai šitiems žemiau išvardintiems 6 tipams. Na ir vizualiai atvaizduojant, kaipgi atrodo tie erdviniai duomenys, tai labai svarbu ir norime akcentuoti, kad teikiant erdvinius duomenis yra būtina teikti tik tai naujai projektuojamų objektų erdvinius duomenis. Vadinasi, mums nereikia esamos topografijos, kitų sudedamųjų dalių, o svarbu pateikti tik tai naujai projektuojamus objektus. Tai šią skaidrę baigiu savo pristatymą. Daugiau informacijos apie teisės aktus ir kitus mūsų susijusius darbus galite rasti Aplinkos ministerijos puslapyje, taip pat SSVA puslapyje bei teritorijų planavimo ir statybos vartų bei statyba 4.0 interneto puslapiuose. Ačiū labai uždėmesį ir baigiu savo pristatymą, grąžinu žodį Sauliui. Dėkui, Jūrate. Gal nieko toliau negaištant, pereiname prie antrosios temos, tai nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus skaitmeninio katalogo rengimas. Ir šitą temą mums pristatys kolega Lukas iš statybos sektoriaus vystymo agentūros. Dar tik tai prieš Lukui pradedant savo pranešimą noriu priminti, kad jeigu turite klausimų, tai juos rašykite Q&A arba klausimų atsakymų rubrikoje. Tai čia ekrane matote viršuje turėtumėt matyti tą mygtuką paspaudint. Tai porą klausimų čia yra pateikta, bet nėra jų daug. Tai Lukai, žodis tau. Dėkui, Sauliau. Ačiū visiems susirinkusiems ir Aplinkos ministerijai, kad organizuojami tokie renginiai, kad yra konsultuojamas ir pristatoma visuomeniai, kas yra vykdoma šioje srityje. Tai, kaip Saulius ir minėjo, pristatysiu šiandien nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus skaitmeninio katalogo tarpinį pristatymą, sutrumpintai NSIK-SK. Aš, kaip ir minėjo kolegos, esu iš SSVA ir esu atsakingas už NSIK projektų vystymą. Taip. Jūratė iš tikrųjų puikiai pateikė visą priešistorę, kaip NSIK-as iš vis atsirado, kokie buvo pagrindai. Tai tiesiog daug nesiplėsiu, tiesiog galbūt noriu įgarsinti apibrėžimą, kuris yra NSIK-o įsakyme pateiktas, tai nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius, apibrėžia vieningą statybos informacijos duomenų struktūrą, klasifikavimo ir kodavimo principus ir skirtas informacijos skaitmeninimui. Taip, tai irgi čia daug nesiplėsiu, bet tiesiog, kad visi klausytojai būtų tame pačiame informaciniam lauke, tai tokie esminiai NSIK-o įsakymo elementai, tai yra, kaip Jūratė ir minėjo, 12 generalinių klasių, tai yra ta aukščiausias hierarchinis lygis, kaip yra struktūrizuojami elementai.
NC kodinis žymuo skirstomas į klasifikavimo ir identifikavimo kodinius žymenis. Tai yra šitie simboliai, apie kuriuos truputėlį vėliau daugiau papasakosim. Ir jie taip pat vadinami kaip ir priešdėliai. Taip, tai turime tokius 5 pagrindinius priešdėlius ir teisės aktai yra šitie pateikiami aprašymai, tai irgi gal tiesiog taupant laiką neskaitysiu, kas yra ekrane. Na ir pats klasifikatoriaus turinys, tai yra 12 tų lentelių didelių ir tiesiog paprasčiausiai žmogiškai yra sudėtinga atsidarius tą tokį didelį teisės aktą, ieškoti, ten spaudi Ctrl F, bandai kažko ieškoti, ta prasme tiesiog yra nepatogus navigavimas tame teisės akte. Tai įvertinus šitą visą situaciją, buvo priimtas sprendimas, jog turi būti sukurtas skaitmeninis katalogas, kurio yra keli tikslai. Tai visų pirma patogi klasifikatoriaus turinio paieška, taip pat sisteminis grįžtamojo ryšio rinkimas, ką kolegos prieš tai minėjo, kad yra laukiamas grįžtamasis ryšys iki balandžio 7 dienos, tai skaitmeninio katalogo viduje bus galimybė teikti grįžtamąjį ryšį visą laiką. Tai reiškia, kol gyvos tas NC-kas, tol ar ne žmonės galės prisijungę į sistemą pateikti pasiūlymą, kaip vieni ar kiti elementai turėtų būti gal papildomai išskaidami, galbūt apjungiami, galbūt keičiami aprašymai ir panašiai. Tai viską parodysim, kaip tas bus realizuota jau pačiame įrankyje. Taip pat yra numatytas patogus klasifikatoriaus užkrovimas informacinėse sistemose per API sąsają. Tai čia yra techninis daugiau dalykas, kad jau tos didesnės pažengusios įmonės, iš tikrųjų ir mažesnės, čia jau, kaip sakyti, visi galės pasimti tiesiog tą sąsają ir automatiškai užsikrauti klasifikatoriaus turinį. Taip pat numatyta atvirkštinės paieškos funkcija, tai reiškia, turint NC-ko kodinį žymenį, galėsite jį kelti į skaitmeninį katalogą ir skaitmeninis katalogas tiesiog jums validuos, ar tas kodas yra teisingas, ką jis reiškia, kurios žymens dalis galbūt yra netikslios. Taip pat yra BIM ir CAD konstruktoriai, tai atsižvelgiant į skirtingas specifikacijas, tą patį NC-ko klasifikatorių tu gali taikyti keliais būdais. Tai tie konstruktoriai padės žmonėms tiesiog interaktyviai, patogiai puslapio viduje naršyklyje tiesiog susidėlioti tą kodo žymenį, kurio reikia. Taip pat kai kurie naudotojai išreiškia norą, kad tiesiog galėtų atsisiųsti patogiai peržiūrai Excel, JSON arba CSV formatais, tai irgi kokia ta versija bus, nes kaip ir suprantam, ar ne, tas NC-kas yra gyvas dalykas, jis metų eigoje, kas kažkiek laiko keisis, aišku, tikėkime, kad ten per daug tų modifikacijų nebus, bet kažkiek suprantam, kad jis gali kisti. Tai todėl numatyta ir istorinių versijų peržiūra, tai reiškia, kad galima bus atsidaryti gyvą versiją ir prieš tai buvusią, ir pasižiūrėti palyginimus. Taip pat be abejo administravimo funkcionalumas. Iš tiesų nemažai diskutavom, ar šitas įrankis turėtų būti kaip atskiras kažkoksai portalas, nežinau, nckask.lt, bet visgi nusprendėme, kad vizija yra, jog panašus įrankiai turėtų būti konsoliduojami planuoju statau LT puslapyje, tai reiškia visiems jau pažįstama aplinka ir tenai nuėjus galima bus išsišaukti skaitmeninį katalogą ir tenai su juo dirbti. Na ir be abejo, kadangi technologijos tobulėja, dabar be tų išmaniųjų telefonų, kaip sakyti, iš namų nebeišeinam, tai visas įrankis yra taip pat pritaikytas ir naudojimui mobiliuose įrenginiuose. Tai pakalbėkim truputėlį apie patogią turinio klasifikatoriaus paiešką. Tai turime parengę intuityvią vartotojo sąsają, navigaciją pasitelkiant struktūrinę schemą ir pritaikytą asmenims turintiems regėjimo sutrikimų. Taip atrodys pagrindinis ekranas, kuriame galima bus naviguoti tarp skirtingų generalinių klasių, žiūrėti kažkokius žemesnius ar ne įrašus, aprašymus. Ir viena iš tokių svarbių funkcijų tai yra peržiūra pagal schemos pagalbą. Tai reiškia, jūs galėsite išsišaukti tą
struktūrą, kurią rodėme jau anksčiau ir matyti ryšius, ar ne, kaip iki jos nueiname ir paspaudus, iš karto, sakykime, paspaudant projekto tipai ir tau automatiškai atsidaro tas langas. Sisteminio grįžtamojo ryšio rinkimas leis prie bet kurio įrašo pateikti pasiūlymą ir matyti kitų vartotojų jau pateiktus pasiūlymus ir balsuoti už juos. API sąsaja leis REST API metodu duomenis automatiškai užkrauti į kitas informacinės sistemas. Atvirkštinė paieškos funkcija arba kitaip kodinio žymens validavimas, kaip ir minėjau, leis įrašyti kodą į paieškos lauką ir tuomet gausite atsakymą arba kodas validus, ką jis reiškia, ir šituo atveju daugiabučių pastatų paskirties grupės pastatas, ir ten toliau kita detalizacija, arba jeigu yra kažkokių klaidų, tuomet parodyta, kad yra neteisingai sukonstruotas tas kodinis žymuo. BIM kodinio žymens konstruktorius leidžia klasifikuoti ir priskirti identifikavimo aspektus. Tai apačioje yra dropdownai, parinkties laukai, kuriuose jūs pasirenkate, koks tas kodas bus, ką jis reiškia iš karto ir galėsite jį nusikopijuoti, naudoti savo kitose kažkokiose programinės įrangos aplinkose. Konstruktorius, kaip ir minėjau, turi dvi dalis, tai yra BIM-inis ir kadinis. Kadinis tiesiog truputėlį paprastesnis ir vietoj to, kad reikėtų rankutėm ar ne ieškoti teisės akte, kopijuoti į tą pačią, nežinau, infostatybą, ar į kokį AutoCAD, Archicad, ar ką jūs ten benaudotumėt, tai tiesiog galėsite čia susirinkti, nusikopijuoti ir jau tada įsikelti. Klasifikatoriaus atsisiuntimo galimybė leis patogiai paspaudus atsisiuntimo mygtuką išsirinkti, kokiu formatu norite atsisiųsti, ar atsisiųsti jau į savo kompiuterį, ir nežinau, ten daryti kažkokius, tai sakykime, jeigu jums patogiau su Exceliu dirbti, tai tiesiog su Exceliu. Istorinių versijų peržiūra leis tame pačiame ekrane atsidaryti seną ir naują versijas ir tiesiog scrollinti, žiūrėti, ar ne, kas buvo pakitę. Administravimo funkcionalumas jo jūs nematysite, bet tai bus daugiau, tiesiog pasidalinam, kad žinotumėte, jog yra numatytas versijavimo funkcionalumas. Tai reiškia, kad tiesiog kursime, jeigu įvyks kažkokie pakeitimai, mes galėsime iš karto jas publikuoti šiame įrankyje. Grįžtamo ryšio valdymo funkcijos leis matyti realiu laiku, kiek ir kokių pasiūlymų teikiama ir matyti balsus, ir be abejo kitas administravimas, kaip tam taisyklės ar vartotojai ir panašiai. Jo, labai svarbu akcentuoti, kad tai bus planuoju statau.lt puslapio dalis ir jums nereikės įsiminti dar vieno kažkokio puslapio, dar vieno įrankio, tiesiog viskas vienoje vietoje. Ir vartotojo sąsaja pritaikyta mobiliems įrenginiams, tai tiek konstruktorius, tiek ontologijų peržiūra, viską galėsite taip pat patogiai peržiūrėti ir savo mobiliajame įrenginyje. Dabar apie likusius darbus, tai vyksta intensyvus programavimas, tikimės pradėti testavimą kelių ateinančių savaičių bėgyje. Tai belieka tiesiog serverių, tai yra infrastruktūros parengimas ir paleidimas. Ir tuomet planuojame, kad sistema jau turėtų pradėti veikti balandžio pabaigoje ar gegužės pradžioje. Tai turbūt tiek. Ačiū labai už dėmesį ir grąžinu žodį Sauliui. Dėkui, Lukai. Kaip jau minėjau, į klausimus, kurie jau dabar krenta klausimų rubrikoje, tai mes atsakysime po visų 3 pranešimų. Tai dėkui Lukui už pranešimą ir kviečiu tada 3 temai Žilvinas Stankevičius, irgi statybos sektoriaus vystymo agentūros, pristatyti statybos projektinių erdvinių duomenų tvarkymo infostatyboje ypatybės. Tai Žilvinai, įsijunkite savo mikrofoną. O tada, Lukai, išjungiu jūs. Žilvinai, matom jūsų skaidres, tai prašau pradėti. Ačiū, laba diena. Tai mano pristatymas yra apie erdvinius duomenis, tuos, kurie patenka, kuriuos jūs pateikėte į infostatybą
kaip dabar šiuo metu kaip DVG brėžinį, kaip kolegos minėjo, tai yra statinių išdėstymo plano erdviniai duomenys. Ir kodėl čia pavadinime yra TIS, tai yra topografijos ir inžinerinės informacijos infrastruktūros informacinė sistema, todėl kad tai yra integracinė sąsaja, per kurią infostatyba perduoda jūsų įkeltus brėžinius į TIS sistemą, kurioje vyksta erdvinių duomenų apdorojimas, įkelimas į žemėlapį, visos funkcijos, tos vadinamos GIS funkcijos. Tokia yra sandara sistemų. Dabar, kas vyksta, kai jūs įkeliate DVG formato brėžinį, na ir paspaudžiate mygtuką, kad jūs jį pateikėte. Tai įvyksta perdavimas šito brėžinio, kaip minėjau, į modulius, kurie apdoroja erdvinius duomenis, ir TIS pusėje vyksta automatiniai patikros procesai. Tai yra, taip vadinamų sluoksnių, arba jeigu angliškai palikti tą terminą, kad programinių įrangų tai yra layeriai, tai šitų sluoksnių pavadinimų patikra pagal klasifikatorių reikšmes. Pagal kokių klasifikatorių reikšmes jūs žinote, tai yra aplinkos ministro įsakymas, kuris patvirtino specifikaciją, būtent statinių išdėstymo plano erdvinių objektų kodavimo specifikacija. Jūs jau žinote, tai yra du variantai, kodavimas pagal NSIC, kur kolega pristatė, arba kodavimas pagal STR statinių išdėstymas, statinių klasifikavimas, kuriame yra pagrindiniai apibrėžti statiniai, jų kategorijos, ir ten tie kodai atitinka labai panašiai statinių klasifikavimas STR dokumentą. Patikrinus brėžinį, paslaugų gavėjas, tai yra jūs gaunate įkėlimo rezultatą, kuriame bus matomos, jūs matote nustatytas loginės kodavimo klaidas. Ką reiškia loginės kodavimo klaidos? Tai yra, kad automatinės procedūros netikrina brėžinio pilnumo. Automatinės procedūros tiesiog tik patikrina, ar kodai, kurie panaudoti layer pavadinimuose, atitinka teisės aktą. Tai yra, ar tokie egzistuoja, ar tokius jūs galite taikyti, ir viskas iš tikrųjų. Daugiau automatinės procedūros, aišku, negali patikrinti, ir todėl paslaugos gavėjas priima galutinį sprendimą, ar pateikti duomenys, kurie praėjo loginę patikrą, tinka jums, ir jūs juos teikiate kaip faktą, kad spaudžiate mygtuką patvirtinti ir procesas juda į priekį. Tai yra, paslaugos gavėjas yra atsakingas už tai, kad jisai patvirtina, ir dėl to čia taip pat ilgokai sustojau prie šitos vietos, kad noriu pabrėžti, kad automatinės procedūros nepatikrina, ar jūsų statinių išdėstymo planas yra pilnas, ar jame yra visi objektai, kuriuos jūs suprojektavote kaip sprendinius ir kuriuos yra ketinama statyti. Truputį statistikos, kad suvokti, kaip jūs dirbate ir kaip jūsų darbai įsidėstę Lietuvoje. Tai čia jūs matote statistiką nuo pat 24 metų lapkričio mėnesio, kai prasidėjo šitos paslaugos išplėstos veikimas. Turiu galvoje išplėstos, kad jau buvo pradėta priimti DVG brėžinius, ir iki praktiškai šios dienos. Per tą laiką sėkmingai yra įkelta ir jau nukeliavę į procedūras, tai va čia truputį virš 3000 DVG brėžinių. Tokia statistika, kaip matote, mes dar suskaidėme iš pirmo karto, iš antro ir iš trečio karto, tai viską smagu matyti, kad didelė dalis pateikė brėžinius iš pirmo karto. Tai tokia atsargus optimizmas, tuoj paaiškinsiu kodėl. Na, iš antro karto matote skaičius, truputį yra ir kam iškart pasiseka. Taip pat statistika yra įskaidyta, taip sąlyginai užvadinau, pagal STR ir pagal NSIC kodavimą, kad matyti, ką jūs ir jūsų kolegos renkatės dažniausiai. Tai taip, didžioji dauguma koduojate pagal STR kodavimą, ir tik tai apie 5% projektų rengėjų koduoja pagal NSIC. Dešinėje pusėje matote paveikslą, kaip tai išsidėstė Lietuvos teritorijoje. Jisai mūsų šios dienos seminaro kontekste nėra svarbus. Aišku, matome apie didžiuosius miestus realai, kad ten vyksta daugiausiai statybos, bet tai ne mūsų šio pokalbio tema. Ir dabar noriu sugrįžti prie to, ką pasakiau, kad tas atsargus optimizmas, nes sėkmingai kelti brėžiniai, arba kitaip sakant,
projektinių sprendinių erdviniai duomenys nepilnai atkartoja iš tikrųjų statinių išdėstymo plano turinį. Tokia išvada nėra galutinė ir griežta, ką aš pasakiau, tai yra išvada tik tai iš to, kas yra stebima ir kiekvienas gali prisijungęs prie teritorijų planavimo ir statybos vartų pažiūrėti. Nes tai, ką dabar aš jums rodau ekrane, yra vieša informacija ir bet kas besidomintis gali pažiūrėti, kasgi ketinama statyti, šiuo metu kas yra suprojektuota ir jau yra gavę statybą leidžiantį dokumentą. Ir štai aš visiškai negaišdamas daug laiko toje viešoje sąsajoje iškart pastebėjau, kad daugelis įkeltų duomenų, šiuo atveju tų DVG duomenų, yra, mano manymu, nepilni. Jūs čia tai matote 4 pavyzdžius, atsitiktinius pavyzdžius, kurie rodo to prašymo teritoriją ir jūs matote, kad erdviniai duomenys yra tik tai tokie, kad apima pastato kontūrą, būtent pastato kontūrą, kontūrus kitu atveju. Tai, lyg tai kyla abejonė, ar iš tikrųjų yra tik tokie sprendiniai. Nes galima rasti ir, mano akimis, pilnų statinių išdėstymo planų, tai yra jų erdvinių duomenų. Čia štai 2 pavyzdžiai. Matote, kad yra ne tik tai pastatas, tačiau yra ir čia turbūt aš galiu netgi ir parodyti truputį su rodyklė. Čia matosi, kad yra ir įvažiavimas turbūt į sklypą, suprantama, bet šiuo atveju sklypo mums ribos taip pat ne mūsų objektas pokalbio. Aikštelė yra, aišku, pats pastatas, taip pat matosi inžinieriniai tinklai, čia lyg tai vietinės komunikacijos, greičiausiai vietinės nuotekos surinkimo šulinys, tačiau tai jau kelia mintis, kad įkelta yra iš tikrųjų atsakingai ir pilnai. Taip pat pavyzdys kairiai pusė panašus, nesikartosiu, matote, taip pat tinklai matosi. Ir taip. Ir aš parašiau ypatingai mažai pilnų statinių, kadangi, kad surasti, kad būtų toks komplektas, teko gana užgaišti laiko daugiau, nei kad surasti ten, kur yra tik tai pastatai. Procentiškai dabar aš negaliu jums pasakyti šito, nes tai, kaip sakiau, tokio sistema nežino, kuriame brėžinys įkeltas pilnas, kuris nepilnas, nes nežinom tiksliai, ar turi būti ten, pavyzdžiui, inžinieriniai tinklai, ar neturi būti, nes tai turi būti. Tai tiek apie šitą. Ir toliau aš sąmoningai atrinkau DVG brėžinių klaidas, tačiau nuo šių metų pradžios, o ne nuo lapkričio. Kodėl aš tai padariau? Dėl to, kad pagalvojau, kad tikrai lapkričio mėnuo, gruodis, tai buvo startas, turbūt tai yra nauja pradžia ir gal tų klaidų buvo įvairių ir daug, o tikėtina, kad jau įsibėgėjus ir pripratus jų turėtų mažėti. Vis dėlto jų mažėja, matėte, įkelimų daugiau sėkmingų, jų mažėja. Tai labai smagu, kad mažėja tų klaidų ir kad jums tampa vis aiškiau, kaip ta sistema veikia. Tačiau štai vėlgi keli pavyzdžiai, kuriuos aš atrinkau, dabar jau viešai jie nematomi yra, jūs šitų klaidų negalite matyti. Čia yra atrinktos klaidos nesėkmingų įkelimų ir jų vis dėlto yra ir aš rodau jums, kokie yra. Tai yra paslaugos gavėjai, tai yra jūs, bando įkelti lenteles, schemas ir esamą topografiją. Labai aiškiai matote lentelės apibūdinimo brėžimo, matote schemą, gal kameros šulinio, sunku pasakyti, yra ir kitų schemų, elektros jungimo schemų, mačiau, yra įkeliamų, taip pat brėžinio apipavidalinimo elementai, tokie kaip išnašos, taip pat visgi topografijos elementai, čia matosi ten reljefas, horizontalės, taip pat jie patenka ir juos kartu teikiame su projekto, tai yra statinių išdėstymo plano sprendiniais, kas yra neteisinga, nes brėžinio modelio erdvėje, taip jau techniškai pasakant, neturi būti lentelių ir kitų apipavidalinimo elementų, nes jiems yra skirtos įvairių CAD platformų tam tikros sritys, kur galima talpinti kitus elementus, kurie nėra jūsų sprendiniai. Variantas, kaip tai galima padaryti, kad nereikėtų ruošti atskiro brėžinio. Tai aš čia parodžiau prieš tai, vadinkime,
erdvinių duomenų klaidas, kai iš principo erdviniai duomenys ne tie yra, kurie turi būti teikiami. O dabar atrinkau dar kodų klaidas. Tai yra, kai yra įrašoma į tą mano minėtą layerio atributinį lauką KADO platformos, ne toksai kodas, kuris yra lauktinas pagal aplinkos ministro patvirtintą specifikaciją. Tai žinoma, kad linijų yra daugiausia, todėl jų ir daugiau yra. Čia matote pasikartojimo dažnis, plotinių objektų yra mažiau, tai atitinkamai mes turim mažiau ir pasikartojimo dažnių įvairių tekstų, iš tikrųjų, kurie čia yra įrašyti. Nes aš dabar prie kiekvieno jokių būdų nesustosiu, jūs supratote, čia yra klaidingi kodai, čia jų pasikartojimo dažnis per nuo naujų metų šių. Akim perbėkite ir pamatysite, o aš tai keletą akcentuosiu. Vat su 2000, tokie kaip 2000 yra skaičiai, tai akivaizdu, kad tai yra iš topografinių planų objektai, kurie čia patenka, kurie neturėtų patekti. O visi kiti tekstai tai yra tiesiog, aš jas vadinu atsitiktiniais tekstais, kurie jų analizuoti neįmanoma. Tiesiog jūs savo darbo vietoje turite turbūt nenoriu senas, tačiau įprastas praktikas, kaip jums patogu yra dirbti ir naudojate jums patogius sluoksnių pavadinimus. Viskas tvarkoje, tačiau specifikacija yra viena ir jau brėžinį ketinant įkelti į infostatybą, reikia su tais, sakykime, tokiais nuosavais kodais, tekstais susitvarkyti. Nes be abejo, pačioj pradžioj pasakiau, tikrinama yra loginė kodų atitikimo, logika kodų atitikimo specifikacijai ir be abejo šitokių kodų nėra specifikacijų ir aišku gaunamos klaidos. O dabar kaipgi atrodyt turėtų teisingas kodavimas. Tai kaip ir nieko nėra labai sudėtingo, jeigu pažiūrėti pagal tą STR kodavimą, kaip sakau, statinių klasifikavimas, sąlyginai taip aš jį vadinu, jis yra labai paprastas, reikalaujami tik tai 2 dėmenys kodo pavadinime ir tais 2 dėmenimis, tokia, čia kaip mano pavyzdys turbūt yra paprastas vienbutis gyvenamasis namas su aikštele, su vandens gręžiniu, įvadu iš gręžinio į namą, aikštelė, nuotekų rinktuvas, vėlgi, toks minimas, sukoduojamas tikrai nesudėtingai. Toliau projekto riba, tai yra tas vadinamas hatchas arba plotas, ir viskas. Be abejo, aš jums čia rodau gana paprastą atvejį, kad tilptų į ekraną ir būtų paprasta diskutuoti. Kaip mačiau klausimuose, kolegos tenai minėjo labiau aišku NSICO klausimą, tačiau kalbėjo apie infrastruktūros objektus. Taip, infrastruktūros objektai gali būti daug sudėtingesni, juose gali būti daugiau elementų ir bus kodavimas, sudėtingesnis. Kokia šių sukauptų, aš pavadinau projektų erdvinių duomenų nauda, mes kalbam be abejo apie statinių išdėstymo plano objektus, kaip projektą dabar aš čia įvardinau. Tai tas klausimas buvo iškilęs ir praeitų metų rudenį, kaip mes šnekėjomės. Tai pabandžiau surašyti tokias pagrindinės naudas, jų aišku yra daug ir sudėtinga būtų čia jas visas išvardinti, tačiau jūs jas čia matote. Tai visų pirma, bus sudaryta galimybė atsisiųsti šitos sukauptus erdvinius duomenis, PP tai projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto, kokie jau jie čia bus, nes etapai dabar yra, ir juos bus sudaryta galimybė atsisiųsti per TI sistemą ir jie bus naudingi be abejo jums, kuriant naujų projektų sprendinius. Kaip naudingi? Atsisiuntę šitos duomenis ir įsikėlę į savo darbinę aplinką, jūs matysite, tai aišku, toje vietoje, kur jums aktualu, kaip jūsų nauji sprendiniai dera su sprendiniais, kuriems jau yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Tai yra, kad nekonfrontuoti su jais. Jeigu yra sankirta, tai numatyti ten, pavyzdžiui, gal apsauginį vamzdį, o jeigu jūs tiesiog per arti jo prisiglaudžiate, tai kai jums ateis derimo procedūros, sužinosite, kad neišlaikote atstumo. Taip,
Nu, va, tai čia nauda didelė, nes tokiu būdu jūs išvengsite klaidų savo naujuose sprendiniuose, klaidų dėl neatsižvelgimo į jau esančius sprendinius. Paminėjau tą atsisiuntimo galimybę, tai taip, jinai bus greitai realizuota ir ten sistemoje, kur jūs ir visi kiti gali atsisiųsti esamus topografinius ir inžinierinių tinklų duomenis, galėsite šalia pasirinkti užsidėti varnelę, kad galima atsisiųsti toje teritorijoje esančius suprojektuotus, kurie turi SLD erdvinius duomenis, tai yra sprendinius tų projektų. Taip pat tie, kaip paminėjau, jie turintis SLD, erdviniai duomenys projektų, taip pat naudingi infostatyboje dirbančiams tikrintojams, na tai visų pirma, savivaldybės darbuotojams, jie gali patikrinti lygiai tą patį, ar naujieji sprendiniai gerai dera su jau esamais sprendiniais, kuriems jau išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Tai yra abipusis, taip? Na ir kaip minėjo kolegos iš aplinkos ministerijos, taip pat šitie duomenys yra būtini automatiniam procedūrom. Dabar yra tikslas kuo labiau automatizuoti statybos leidimų dokumentų išdavimo procesus, kad pagreitinti ir kad tai padaryti reikia duomenų. Taip sakant, jeigu mes norime priimti duomenimis grįstus sprendimus, reikia turėti duomenis. Kaip ir paradoksaliai nuskambėjo mano sakinys, bet būtent taip yra. Ir jeigu mes, aš turiu galvoje mes, tai sistemos Lietuva, nekaupiame erdvinių duomenų, tai kitose procedūrose mes jų ir neturime kaip panaudoti. Šitie duomenys, tai yra projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projektų erdviniai duomenys, tam ir reikalingi, kad įtraukti juos į automatinio patikrinimo procedūras ir taip sutrumpinti projekto nagrinėjimo laiką infostatyboje. Tai konkrečiai kaip tai būtų, tai pirmas žingsnis, į kurį siekia aplinkos ministerija, kartu ir su SSV pasiekti, tai automatizuoti projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto statinių išdėstymo plano erdvinių duomenų tarpusavio palyginimą. Nes jeigu teisės aktai sako, kad skirtumas tarp šitų sprendinių gali būti iki 2 metrų, tai realizuota automatiniam procedūrom būtų ženkliai greičiau vyktų procesas patikrinimo, nei kad įsivaizduokite, tai reikėtų padaryti rankiniu būdu ir vat ką jūs rodau ekrane, įsivaizduokite, reikia patikrinti dabar kiekvieną šitą atstumą. Jūs matote, čia toks kaip ir dublis jaučiasi šitame brėžinyje, linijos kaip prasidubliavusios, tai prasistūmusios. Tai iš tikrųjų čia yra susimuliuotas vaizdas šiam mūsų seminarui, kad suprasti, kur mes einame. Bet tikėtina, kad kai jau mes turėsime ir projektinių pasiūlymų, techninio darbo projektų erdvinių duomenų, kai jau bus tie duomenys vienoje vietoje, kai jau tas procesas pajudės, jau gal tokių ir yra, bet šiuo metu mes to patikrinimo nedarom automatinio, tai tikėtina, kad situacijos bus panašios į tą, kurią aš dabar rodau ekrane, kad truputį bus sprendiniai pasikeitę, gal čia aišku ir nebus tiek daug, kaip čia mes rodome, ir reikės tada patikrinti štai šitos poslinkius, ar jie neviršia 2 metrų. Na, tai rankinis darbas čia būtų ilgas ir reikalautų iš to sutikrinimą darančio asmens, daug darbo minučių pasakysiu, nesakau darbo valandų, darbo minučių, o automatiniam procedūrom tai bus padaroma per sekundės tam tikras. Tai tiek būtų mano pristatymo, ačiū už dėmesį, o klausimus rašykite į pokalbių sritį ir stengsimės